7 dienos rytas. Pusryčiaujam. Pradėjote valgyti? Taip. Ką mes čia turim? Nes tu labai ilgai eini. Dešrelių. Turim tokį namelį pasako. Kempingas, saulės kopo, kur tenais skaitas. Tai valgysim ir šiandien turbūt pasieksim Kolką. Galimai. Pradedam 7 dieną. Labas rytas. 7 dienos rytas. Eisim valgyti. Valgysim pusryčius. Nu čia mūsų nakvynės paplūdimys, kur buvom. Taip atrodo mūsų. Ar gali būti ant Kolka? Gali. Kažkaip per arti, sakyčiau. O, ten matai, žiūrėk, anas galas, kur buvom. Tauso pakrantę. Kur varėm. Nu kažkaip aš dabar ir galvoju, ar čia gali būti Kolka tenai jau. Kažkaip nelabai. Reiktų pasižiūrėti telefonę žemėlapį. Tas ragelis. Kažkaip man per arti atrodo. O kiek dumblio priplauta. Eina, kažkoks yra stendas, pasižiūrėsim, kas ant to stendo parašyta. Bus aišku. Ne, tai va, yra tarpų. Pavyzdžiui, čia va, tai jeigu lyst jau nėra švaru. Priplaka to dumblį matyt. Ar tamstai nesibodo jūra dar kasdien? Tai nesimaudom. Kaip nesimaudom? Tai įbrendam apsiprausam. Nu tai jau kaip tu nori. Nusiprausi. Ai, pagulėtai. Gulėjimas ant smėlio skaitos maudynės. Aš tai skaitau, kad kai tu įlendi niurką vieną kitą ir susimaudai. Taip atrodo mūsų namelis. Su pavėsinė, su šašlykinė, kurios nieką nenaudojom. Kaimynai, pokėtukai. Opa. Transportas paruoštas. Užeikęs. Nieko tokio nepyksiu. Vandens galėtų? Galėčiau. Prieš kelionę biškiuką tokių vaistukų įkalam kasdieną. Šitą porą kartų per dieną. Ir dar BCA naudojam. Šiaip šitie dalykiukai biški padeda važiuoti. Tai pusiš? Taip, tokius naudojamės. Išgeriam rytais prieš važiavimą. Panašiai po tiek. Kalcis, magnis dar aišku eina. Datų. Ir BCA. Nu, taip atrodė mūsų namukas iš vidaus. Su aksesuarais. Jau šitas mūsų išradimas yra. Reiktų jį nusikabinti, nepalikti. Nu, toks. Neblogas dikčiukas buvo. Namukas. Čia galima sakyti kurosanų. Laikas visą nautą turim išvykti. Iki paskutinių akimirkų. 7 diena judam link Kolkos. Šiandien tikslas ją pasiekti. Pušinėliai. Eglynai pušynai. Pušynai labiau. Kelias gan tuščias, išvažiavom biškį vėlai, bet nieko nepadarysi, taip reikėjo.
11 valandą. 9 turėtumėm būti. Arba mini kaip beprotis, arba nevažiuoji. Pasakyk, ką nors gražaus. Ko? Pasakyk, ką nors gražaus. Kolka, kolka, we are coming. Balsvėlinam biškai. Niet snel was. Oi, koks dėdė. Su skumbriu dievas. Kokas skumbras rūko. Toksai įdomu. Jo, čia turi žuvį kažkokią rūkytą. Gal nerūkytą. Žvejys turbūt. Tai paėmęs. Labūna. Neblogas parkiukas. Kangurės parkas. Su žuvytėm, žmonukas išstaptuotam. Ai, čia žuvų pavadinimai, ne vardai. Vimba, latiniškai vimba, vimba. Čia kokią žuvis gaudydavo. Vėjažuvė, veizyvis, rauda. Visa žuvytė iškalta. Žvejo parkelis toks. Turbūt čia tik žvejų miestelis. Nes ir žuvies yra pirktos, rūkytos, o kaip tikrai juodkrantėje dar. Žvejys skulptūrą va siūlo žuvį pirkti. Ten toks tinklas pastatytas. Piktas. Ant kolega akmenis filmuoja. Ką ten radai? Parkelis. Radau supynės. Eisim prisiminti vaikystę. Čia dviese gali. Nebemoku. Supsitės. Galėtum palaikyti. Na, supsis. Išmes. Tai išmesite. O, Kaip fainai. Prisiminti vaikystę. kaip vaikystėj. Tokį gerą šviestuvą radom. Katinas gaudo lempą. Nu, gerai padaryta. Važiuojam čia pro elektros linijas Latvijos ir tokie ženklai. Čia išblukę labai, bet tipo kiaulė su Rusijos vėliava ir perbraukta, kaip kad draudžiama būtų. Ir deda Latvijai tokius ant stulpų elektros. Tai kaip čia reikia suprasti tą ženklą,
Tipo rusiškam kiaulėm, ne? Ar rusiškas kiaulės negali? Kažkas su Rusija ir kiauliam susijęs, turbūt, ne? Ir pastebėjom, kad daug. Tai tas gaila išblukęs, sakau, papilmuosiu. Taip, daug čia tų rusų Latvijai, bet tai jeigu jie klijuoja tokius ženklus, įdomi čia. Pirmą kartą matau taip tokius. Kaip sakant, rusų kiaulė nėra į Latvijos pušyną, taip supras. Gal, koksai žvejys. Vėl čia žvejai visur. Valtis su motoriuku. Inkarą pasigavęs. Kanalas. Mesaragis, kaip ten tas buvo? Mesaragis. Mesaragio kanalas. Išėjimas į Baltijos jūrą. Laivukas nekėpinėje. Ką, nusipirkom živis. Važiuojam živis suvalgyti. Kaip pušiniukas išlaužytas po vėjo. Tai nieko čia nebeliks. Lekiam į roją. Kaunas City, Klaipėda City, Portugal Lands, Netherlands, Amsterdam, Russian Empire, Leningrad. What is the name? Visą dieną varom per tokius pušynus. Visiška taiga. Nuo Jūrmalos, kai prasidėjo, tai jau čia 100 kilovat. Miškas, kaimukas, 5 trobos, vėl miškas, taiga. Kelias gan tuščias, visai smagiai. Taip ir kapojam šiandien. Nebedaug liko, 10 kilometrų gal. Pagaliau, valiau. Vienas iš kelionės pagrindinių taškų, Kolka pasiekta. Yes. 96 kilometrai šiandien, bet dar truputį liko, tai gal ir 100 padarysim. Neaišku dar. Važiuojam pasivažinėti po Kolką. Tokia Kolkos cerkvė.
Gražus pastatas, taigi. O čia mūsų kempingėlis nebetoli. Čia tas, ne tas, dabar reiktų pasiaiškinti. Varėm į tokį kemperiuką. Bandysim čia permiegot šiandien. Ir laužavietė yra. Sakysim laužą. Tadam, bandau iškepti kiaušinienę. Įsikūrėm kempingę. Ten jūra už to viso yra koltų. Kempingiukas 15 eurų, visai gerai, dušas, ties jūra. Nes tas dušas, kuris turėjo būti vandens, ten jie biškai vėlai atvažiavom. Bet ką, 8 buvom vietoj, prieš 8, pusę 8 buvom, ne? Saulė nusileido, viskas gut. Faina vieta, iš tikrųjų, gera aura tokia kažkaip jaučiasi. Pažiūrėsim, kaip miegosi. Ką, tada labanakt iki rytojaus.